Sveiki žvejai. Tai šį kartą sveikinuosi iš Punios. Ilgai rinkausi, į kurį sektorių važiuoti, ar į pirmą, ar į trečią. Tai kadangi paskutinės sesijos nebuvo jau tokios smagios, tai pasirinkau važiuoti ten, kur jau esu buvęs, kur bent jau minimaliai pažįstu tą vietą. Tarp kitko, į pirmą sektorių irgi važiuosiu, tačiau už 2 savaičių. Tai laukit video iš ten, ne vien trečiam sektoriui žvejoju. Dar norėčiau perduoti linkėjimus broliui. Jeigu ne jisai, tai ko gero mano sesija šitą būtų sugadinta. Aš kaip visą laiką pasilieku viską paskutinei sekundei, galvoju, kad suspėsiu. Tačiau kai daug darbų, kartais ne viskas gaunas taip, kaip nori, tai brolis nuvažiavo į žvejybos reikmenis, nupirko boilių ir pelečių. Tai dar kartą linkėjimai tau. Žinau, kad žiūrėsi video. Kas liečia šiandieną, tai jau esu pajaukinęs taškus. Esu porą kartų persimetęs meškeres, pakeitęs masalus. Tai dabar liko dar kartą pajaukinti prieš naktį. Tada prieš temstant permesiu meškeres su naujais PVA. Na ir ką, pats eisiu pavakariniaut ir lauksiu pirmo išvažiavimo. Tai šeriminė bazė šį kartą, gana paprasta. Tai turiu tigro, labai gerai išvirto, saldaus. Naudoju Dinamito Sarso 6 mm peletės, Dinamito Svitaigerio boilius. Na ir turiu, žinoma, kaip visą laiką Punioj kanapių. Kaip sakiau, žvejoju 3 taškuose. Tai vienam iš taškų darau eksperimentą. Žvejoju tik tais su tigriniais riešutais ir kanapiam. Na ir bandau vieną slaptą ingredientą. Tai kadangi 3 taškai, tai leidžiu savo paeksperimentuoti. Pažiūrėti, ar čia kažkas suveiks, ar užsiminėjau nesąmonėm tiesiog. Tačiau, kaip sakiau, šis sezonas eksperimentų sezonas. Tai žiūrėsim, suveiks, nesuveiks. Jeigu suveiks, bus labai gerai, kažką bus atradęs naujo, jei nesuveiks. Tikiuosi tada pagauti iš kitų 2 taškų žuvies. Tai einam pasiruošim jauką, ir mesim į vandenį. Tai pirmas kibimas. Paprašiau bičiulio iš antro sektoriaus, kad padėtų. Aišku, supainė abidvi meškeres. Nubėgau į namuką pasimt rūžiko. Žiūrėsim, kas čia bus. Bet man atrodo, bus rimtas. Labai rimtas. Tai kalbėjom su kaimynu vietimam sektoriui apie žvejybą, panašiai. Tik grįžau į namuką. Galvojau, jau eisiu miegot ir pradėjo kaukti signalizatorius. Nebuvo kažkoks wow kibimas, keli pip. Užkritau meškerę. Pasijuto tikrai stiprus kibimas, kaip šamo, nes visiškai nėjo atkelt nuo dugno. Prie bičiulis iš antro sektoriaus padėjo traukti žuvį. Abu nusprendėm, kad šamas, bet nelabai ėjo suprast, kas vyksta. Surinko mano 2 meškeres, viena nutrūko, bet pasirodo, čia ne šamas, o čia tai, dėl ko ir atvažiavau į Punią, į 3 sektorių, ir dėl ko dabar esu gana laimingas. Įdomu, kiek svers, atrodo tikrai nemažas,
Ir atrodo, kad jėgų pareikalaus pakeliant jį iš mato. Na, pažiūrim. Kai visą laiką punioj visi pikti. Opa. Na štai. Įspūdingas. Na, sakyčiau, 20 nebus, bet koks svorio 17-16. Galit ir daugiau biškį. Tikrai turėtų būti. Džiazo davė tikrai daug. Surinko 2 meškerės. Kaip ir sakiau, vieną nutraukė, nuplėšė. Svarbiausia atsidaryta. Naktis dar ilga. Ir kas įdomiausia, sudirbo tas taškas, apie kurį šnekėjau su slaptu ingredientu. Tai žiūrėsim, kaip bus toliau. Galbūt kažkas susikurs. Einam pasvert. Mano spėjimas būtų, na, 17,5 gal kažkur. 18 max. Įdomu. Opa. Sumaišu 20,20. Tai 18 kg karpis. Geras. Tikrai įspūdingas, gražus. Atsidarimas pavyko. Sesijos atsidarimas. Žiūrėsim, kaip seksis toliau. Tai labas rytas nesakysiu, nes turim jau 2 dienos. Kalbant apie vakar naktį, tai 2 valandą kibimas buvo, tas 18 kg karpis, tada 6 ryto vėl žadintuvas. Iškritau iš lovos, bėgau čia tekinom, pakirtau, jaučiau dar žuvį kažkiek laiko, na, bet ant galo atitrūko. Tai biškį gaila, nes ir įsimiegot nedavė. Ir dar žuvies nepamačiau. Šiandien jau esu pajaukinęs kokius 3 kartus taškus. Vieną, kaip ir minėjau, šeriu tik tai su tigru ir kanapėm. Kitus 2 įprastai. Veiksmo kažkokio nesimatė, bet matosi, kaip karpiai tiesiog plaukia iškišę nosis į viršų. Po visą punę, tai ir juokinga biškį, bet ir norisi, kad nusileistų prie to masalo. Masalai visi ant tigro. Vienas visiškai plikas, kiti su rožinėm viršūnėm. Praeitą kartą punioj, kai gaudžiau, tai pasiteisino, tai manau, masalų tiesiog nekeisiu, visą gaudysiu ant tigro. Prieš tai žvejojantis žmonės, na bent jau kiek teko girdėti, tai per naktį pagavo 4 žuvis ant tigro. Tai kaip suprantu veikia, tai bandau ir aš. Dabar, na, vis įmetu po vieną kitą spomą kas valandą. Aišku, diena karšta. Manau, maitinimasis karpių ne pats didžiausias, bet reikia ruoštis vakarui. Teisiu dabar dar pasiryšiu PVA tik tais su tigru į tą vieną savo tašką. Na ir bandysim man vakarą kažką įrodyti. Traiškito tigro neturiu, tai teko pačiam susimalt su bautmanu. Padėjau šiek tiek ant saulės, kad pradžiūtų. Na ir nežinau, bandysiu sukt. Pavaškė, atrodo, nėra čia tokia, kur labai greit tirpstanti. Kaimynas siūlė druskos, bet atsisakiau. Nu, pažiūrėsim. Jeigu pradės tirpt, reikės eit pas kaimyną, pasiskolint druskos. Pažiūrėsim ir vandenį, kaip jinai atrodo. Man atrodo, tigras pradžiuvęs. Viskas turėtų būti gerai. Darysiu nedidelius PVA. Tiesiog, kad šiek tiek būtų prie pačio masalo. Masalas, aišku, įskirs. Na ir gal privilio žuvį taip bus matyt. Šį kartą nepasiėmiau droną, tai
negaliu parodyti gražių punios vaizdų, tai daugiau bandysiu šnekėti, taip užpildyti eterį. Na ir štai, visai graži pava, netirpsta. Turėtų kažkas gautis. Dar kalbant apie taškus, tai punioje tiek vakarą, tiek ir praeitus kartus, tai žvejodavau toliau nuo šėrimo vietos, maždaug apie 10 metrų atstumu toliau. Tai dabar, kadangi kibimų nėra, tai sumašiau pažvejoti grinai taške. Na, ten, nežinau, metras, du gal už pašaro. Vėlgi pažiūrėsiu, kaip čia seksis. Jeigu, nežinau, iki vakaro niekas nepasiteisins, tai turbūt vėl atsitolinsiu per 5 ar 10 metrų. Nu ir ką, einu toliau rišti. Reikia iki vakaro pasiruošti, netinginiauti. Tada vakare bus galima pailsėti. Tai pasigaminau pava, šiek tiek daugiau. Tai vienas variantas yra tiesiog tigras krašintas, kitas dinamito sarso peletės. Na ir trečias dinamito svitaigerio boiliai su tigru krašintu irgi. Tai pažiūrėsim, kurie suveiks. Pasidariau daugiau. Kadangi jeigu matysiu šuolių, tai bandysiu mest ant galvos, pamedžiot. Galbūt taip kažkas gausis. Taip pat pasidariau 3 pavadėlius iki 15 cm, 8 numerio kabliukai, visi padaryti tigrui, kažkaip 10 cm pavadėlių vengiu, nes kiek esu čia žvejojęs, tai man čia pastovi bėdos būdavo. Tai kažkokį turiu čia įsitikinimą, kad reikia ilgesnių. Tai kaip sakant, vakarui pasiruošta, beliko laukti karpio aktyvumo, beliko už valandas laiko gerai pasišert. Na ir norėčiau kokių 3 karpių, 3 karpių padarytų man laimingų. Tai einu toliau maišyti jauką, na ir laukti kibimų. Na ką, turiu kibimą iš dešinio krašto. Neseniai buvau užmetęs meškerę. Kažkaip lengvai pareina, tikiuosi nekaršys. Ai ne, amūras, man atrodo. Geras. Aha, amūras, gražus, nedidelis. Prie kranto visą laiką džiazo. Nagi. Ateik. Nenoriu leisti, kad eitų per kitas meškeres. Ai. Gerai. Nurimk.
Nagi, kilk. Pasirodyk. Gerai. Visą laiką vienam nėra lengva parsitempt. Nedidelė žuvis, bet vis tiek. Na, kilk. Teik. Biški. Turiu. Na, kai visą laiką, kai vieną žvejoji, nėra lengva ir graibštuot, ir pasimt. Bet žuvis krante. Džiaugiuosi. Na tai ką, antra žuvis. Žiauriai laimingas. Jau dabar kaip ir ramu, į vieną po žuvį. Sesija jau skaityta. Aišku, ką, dar norėtus tikrai ne vienos iki pabaigos, bet signalizatorių išgirsti jau buvo smagu. Pagydom žaizdą. Jau tikrai netušiom namo. Ne veltui viskas. Žuvis yra, aš laimingas. Viskas gut. Nu jo, dar ir įsimaudžiu ką tik. Gerai, vis tiek turėsi pasirodyti. Vis tiek turėsi pasirodyti. Gerai, gal biškį reikia duot nurimt, nes šį iškelt nebus šansų. Pabūk biškį. Nu, gal jau bus kažkiek apsiraminus.
Ką pavyks parodyti. Švelniai. Nežinau, ką ir pasakyti. Gerai, bandom dar sykį. Na. O, šiek tiek apsiramino. Na štai. Gražus amoliukas. Nežinau, čia 7-8 kilai gal. Kažkas tokio. Nu, žiauriai fainai. Gerai. Svert nesversiu. Pažiūrėjau, ar neturi daugiau žaizdų. Sakiau, kad žvejoju 3 taškuose. Visi taškai 40 metrų. Tai kol kas gavau kibimą iš štai šito taško. Na ir dabar va, amūrą įstraukiau iš štai šito taško į dešinę pusę. Tai šitas beržas tylė. Jokio atsako nėra. Na, bet žiūrėsim. Karpiai suaktyvėja. Duodasi. Turėtų būti šita naktis šiek tiek stipresnė negu praeita. Na ir vėl iš to paties krašto. Vėl amūras kažkaip. Vėl čia paprastai. Ar eina. Na arba karščiai šį kartą. Blema, per daug sportavau. Tai po truputį temsta. Galvojau, kaip čia į rankos sumėtyti meškerės nakčiai. Pasižiūrėjau savo praeitus 2 video. Tai ant mažų masalų, na bent jau man kibimų nebuvo niekad. Buvo tik tais ant šerminių boilių. Tai kairiai pusėje palikau pliką tigrą, kaip ir praeitą naktį, kai gavau kibimą. Dešiniai pusėje irgi palikau pliką tigrą, o ant vidurinės meškerės kol kas dar medžioju, nes mačiau tokių didelių šuolių į viršų karpių. Tai tiesiog bandžiau užmest ant galvos, pažiūrėsiu gal dar, kol visiškai nesutemo, gal pavyks taip iškrapštyti karpį ant kranto. Tai ką, eisiu po truputį į namuką, ilsėtis, bandysiu rytoj anksčiau atsikelt, vėl pakeis masalus į tigrą su rūžavo viršūnėlę. Pabandysiu dar rytoj sugaudyti karpiukų, išnaudotą likusį laiką. Tai savo linkiu neramios nakties, linkiu nesistatyti žadintuvo, atsikelt ryte su signalizatorium. Na, o jums palinkėsiu tiesiog už kelių minučių pasimatyti prie mato. Tai turim 2 nakties. Prasidėjo šioks toks vyksmas, jau antrą kartą kėlius iš lovos. Pirmą kartą tiesiog išgirdau pipsenimus, tai nutariau nuėti pažiūrėti dešinį kraštą, bet nieko nebuvo, tai dabar praėjo dar koks 15 minučių. Žiūriu, kairys taškas. Na, gan gražiai išvažiavo. Kas įdomu, tai gal pirmą aš jums parodysiu. Atrodo, kad tas pats vos ne. Kad tas pats amūras antrą kartą užkybo. Bet galbūt ir ne. Šitas truputį mažesnis. Naktinis svečias. Oi. Na štai. Na gerai. Nedidukas, bet vis tiek smagu. Na štai. Kaip atrodo. Tai
veiksmo kažkaip atsirado. Nu, įdomu, kaip bus toliau. Ar išeis miegot ar ne. Aišku, miegot galėčiau ir namie. Tai smagiau būtų dar čia padirbėti šiek tiek. Na, kaip sakiau, dar porą kibimų būčiau visai laimingas. Na tai ką, gal koks 15-20 minučių praėjo ir išvažiavo garvežys tiesiog. Net nustumė meškerę nuo signalizatoriaus. Ant stovo buvo pasikabinus. Tai dabar jau visi taškai 3 sudirbę, visi suveikia. Šitą kažkaip galvau, kad taip ir nesuveiks, bet suveikia ir dar su kaupu. Parodysiu to, kodėl. Tai ant tos vidurinės meškerės tam taške vis mačiau ką uždėti, tai palikau rūžavą vafterį. Kiti 2 taškai yra su pliku tigru. Nu tai vafteriukas reiškia irgi naktį veikia, viskas tvarkoj. Sudirbo. Na štai, eik tu savo. Na, manau, čia vardinis. Iš svorio tai tikrai turėtų turėti vardą. Geras. Na, dabar tikrai sesija užskaityta. Bonusas išvažiavo. Aišku, dar eisiu, persimesiu. Dar vis tiek noris pažvejoti, ištraukti, bet šitas geras. Tikrai, kad bonusas. Na ir įdomu toliau, ar eisiu miegot, ar kas 20 minučių eisiu prie vandens. Nu, tikiuosi, bus su vardu. Opa. Ne. 20,20. Tai 18 kg karpis. Atrodo sunkesnis. Na, kova buvo faina su juo. Tai taip ir nepamiegojau naktį. Ką tik turėjau dar vieną kibimą. Stiprų kibimą. Valo prašė, na, gana solidžiai. Pristraukiau prie kranto. Matęs, kad ten tikrai didžiulis, labai didelis karpis buvo. Pradėjo lįst per meškerės, bandžiau atitraukti aš jį kažkaip nuo tų meškerių. Malėsi. Na ir atitrūko. Tai dabar kaip ir nemiegojęs, bet na, po kiekvieno kibimo nėra taip lengva užmigt. Tai turim 5:30 ryto. Nežinau, galvoju, gal persimesiu visas meškerės. Pasiruošiu jauką. Na, reikės pasišert, o tada, nežinau, gal bandysiu eit pamiegot kažkiek. Kažkaip dabar jau užvirė viduj. Reikia kažką daryti. Nu tai ką, dar viena žuvis. Dar vienas bonusiukas. Pritrūkau tik tais vienos žuvies iki viso rinkinio. Atrodo, nieko blogo nepadariau, oi tu savo. Kaip sakiau, atrodo, nieko blogo nepadariau, o patrulį kažkas iškvietė. Tuoj parodysiu, nes ten nesuprantu turbūt. Vėl kibimas. Na štai. Oi, dar jėgų kiek. Spūdingas.
nesversiu jau, bet čia bus kokia 10, 12. Geruolis. Patinka man jie. Gerai, einu paleis greit. Žiūrėsiu, kas ten toliau pipsena. Gerai, sesija tikrai dabar užskaityta. Dar viena puikia sesija punios trečiam sektoriui. Ką išmokau šį kartą, tai galbūt nepanikuot po pirmos paros. Nekeisti ant taktikų, panašiai. Punioj, kaip pasiteisino, veikia Tigras šiuo metu. Veikia Rūžavo viršūnė. Tai laimingas išvažiuoju, pailsėjęs. Na, šiandien išsimiegot gerai nepavyko. Kas 2 valandas buvo kibimai. Iš viso iš 7 5 žuvis pasitraukiau. Tai manau tikrai gan neblogai. Tai Punioj kaip visą laiką faini žmonės, jeigu ir vienas žvejoji, tai niekada nesijausi vienas. Tai kitą savaitę važiuoju į Ilgį, už 2 savaičių grįžtu į Punę į 1 sektorių. Na ir ką, bandysim naują sektoriuką, bandysim kažką pagauti ir iki greito.